Net ir pasibaigus nepriklausomybės kovoms, Lietuvos ir Lenkijos santykiai išliko įtempti, tebegaliojo karo padėtis. Netilo gandai, kad Lenkai ruošėsi žygiuoti į Kauną. Stengdamasi sureguliuoti šį konfliktą, Tautų sąjunga siūlė įvairius projektus, prie kurių dirbo ir tuometis Belgijos atstovas Tautų sąjungoje Paulis Hymansas. Deja, nei Lietuvoje, nei Lenkijoje šie planai nesulaukė pritarimo. Tapęs faktinę valstybės sostinę, Kaunas ėmė sparčiai vystytis. Burmestro pareigas pradėjęs eiti Jonas Vileišis per 10-metį pavertė miestą europinio lygio didmiesčiu. Tuo metu plito vakarietiška kultūra ir laisvesnės mados. Buvo rūpinamasi pažaboti gaisrų pavojų, girtuoklystę, didelį motinų ir kūdikių mirtingumą. 1922 metais pradėta žemės reforma. Vienas jos iniciatorių Mykolas Krupavičius pabrėžė tokios reformos svarbą valstybei. Aprūpinę žemę jos reikalaujančius, sumažinsim nuolatinio uždarbio neturinčių žmonių skaičių ir sykiu suteiksim valstybei ramybę. Nors dvarininkija reforma liko nepatenkinta, savanoriai pagaliau gavo savo pasiaukojimų užtarnautos žemės. Praradus Vilniaus universitetą, vietoje jo Kaune buvo įkurtas naujas Lietuvos universitetas. Juntamas akivaizdus kultūrinis pakilimas turėjo įtakos laikinosios sostinės plėtrai. Čia kūrėsi muziejai, veikė teatrai, pradėtos rengti žemės ūkio parodos ir sporto varžybos. 1922 metais balandžio 23 dieną Kaune sužaistos pirmosios oficialios krepšinio rungtynės. Tų pačių metų rugpjūčio 1 dieną steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos konstituciją. Mažėjanti Vokietijos markės ir atitinkamai Ostmarkės vertė privertė Lietuvos banką suskubti įvesti nepriklausomą valiutą litą, kuris vėliau pagarsėjo savo stabilumu. Įtvirtinant nepriklausomybę, nepaprastai svarbi buvo užsienio valstybių parama. Tais metais Lietuva sulaukė Jungtinių Amerikos valstijų, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos diplomatinio pripažinimo. Gyventojų džiūgavimą apibendrino teisininko Mykolo Riomerio dienoraščio eilutės. Kai Amerika, kurios galingas balsas turi milžinišką reikšmę žmonijai, pripažino Lietuvą, šalis tai suvokė kaip savo legalų egzistavimą tarptautinėje arenoje. Nors 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pradžia Lietuvos Respublikai nebuvo lengva, tuometiniai valstybės kūrėjai neprarado entuziazmo ir stengėsi kurti savo svajonių Lietuvą, kuri galėtų nepriklausomai spindėti pasaulio žemėlapyje.